Gerai, tai dar sykį pristatysiu. Dirbu Vilniaus universitete, chemijos fakultete, organinės chemijos katedroje. Na ir čia taip išėjo, kad keletą paskutinių metų dėstau organinę chemiją, biochemikam ir bioinžinieriam. Matau čia šiandien netgi keli savo studentus, tai aš jiem bijau, kad ką nors naujo pasakysiu, nes mes per paskaitas daug pribendravę, bet kitiem gal kažką tai naujo pasakysiu. Dabar tema vieno požiūrių dėkinga, kitų nedėkinga, nes patys visi žinote, kad prognozavimas retai kada būna tikslus, ten kažkokį tai procentą galim pasiekti, mes matom tą iš meteorologijos. Pasako mums sinoptikai, koks bus oras, o jis visiškai priešingas. Vat, tai pavadinau maistas arba dėl ko gyvenam. Atsimenat seną gerą posakį, ar gyvenam tam, kad valgytume, ar valgom tam, kad gyventume. Tai kažkoks ten vidurys tarp šitų dalykų gaunasi. Na ir vat, suradau tokią dėkingą skaidrę, kur du, matyt, vyriški pilviukai padėti, vienas pasiėmęs čia turbūt hamburgerį, kitas obuolį, vienas liesesnis, kitas storesnis. Neaišku, kuriam geriau, gal prieš žiemą geriau tas jausis, kuris storesnis. Ir dar į centrą įdėjau ženkliuką. Ženkliukas yra pavojaus, turbūt žinot, ką reiškia. Nu, degimas reiškia, pavojinga medžiaga degi. Nu, tai reiškia, gyvendami mes maitinamės ir deginam tą kurą, maistą. Nu, dėl to automobilis degina benziną ar dizeliną, mes deginam visokiausias maisto medžiagas. Taip, dabar klausimas visiems. Šiandien lapkričio 3, gal žinot, kokia šiandien didelė šventė? Kas žino? Mane važiuoja? Gerai, pavažiuosim taip. Sveikinu jūs visus. Medžiotojų diena. Šiandien yra medžiotojų diena. Buvo toks ir šiandien yra Šventas Hubertas. Aš šią dalį jo istorijos paėmiau iš mūsų kažkurio tai lietuviško kalendoriaus. Ir matot, baigėsi tekstas dviem spalvom, kraugeriška medžioklė ir puotos. Nu tai puotos tai ką. Matot, bėgo kažkoks tai raguotas žvėrelis ir po to jisai, ne, ten turbūt lešelis, ten šernas. Nu tiesiog tokią skaidrę pavyko, reiškia, gauti. Tai apie maistą gali šnekėti kiekvienas žmogus, kaip Lietuvoje panašiai visi yra krepšinio, beveik visi žinovai. Tai pasaulyje turbūt bet kurios tautybės žmogų paklausus apie maistą irgi turės ką pasakyti. Vat. Tai senovėje būdavo puotos. Pirmykščiai žmonės, nu ką, jie rinkdavo kažkokias tai šakeles, medelius, augalėlius, bet pagrindinis maistas būdavo tada, kai pavykdavo nudobti kokį nors mamutą, ar šiaip kokį menkesnį žvėrelį. Reiškia, būdavo mėsa. Toliau, kai prasidėjo žemdirbystė, o tai maždaug turbūt ten skaičiama 15-20 tūkstančių metų iki Kristus jau žemdirbystė buvo ir vystėsi. Ir dar kažkiek tai metų atgal, irgi tūkstančių, pagrindinė maisto žaliava buvo grūdai. Reiškia, žmogus tais laikais turėdavo suvalgyti, tai paskaičiuota apie 1,5 kilogramo duonos, kažkokiu tai miltinių iš grūdų pagamintų, reiškia, nes mėsa būdavo šiaip ar taip rečiau. Tai čia tai buvo praeity. Šiais laikais mes valgom viską, o kaip bus ateity, nu, gal aš žinau. Aš prisiminiau savo, ruošdamas iš tai paskaitai, įvairias skaitytas knygas, ypač fantastikos. Turbūt visi gerai žinote tokį kūrinį 2001 metų Kosminė Odisėja. Specialiai paėmiau, atsisėdau prie kompiuterio ir išrinkau, perrašiau tą fragmentą, kur tas pilotas, skrisdamas į ateitį kažkur tai, papuola į tą neaiškę vietą, kuris turi transformuotis ir tie būsimieji, reiškia, kažkokie tai jo šeimininkai, kurie jį sutiks, jį turi kažkaip tai palaikyti. Jisai atsiranda tokioj iliuziniai erdvėj, užsimano pavalgyti, atsidaro šaldytuvą ir čia vat, Artūro Clarko ir kartu Stanley Kubricko įsivaizdavimas, kadangi tai buvo filmas sukurtas ir knyga, kad konservuoti ir fasuoti produktai. 1968 metais vat, šitie laikai atrodė dar labai toli. Na tai pagal tų metų įsivaizdavimą konservuoti ir fasuoti produktai, po to jis kažkokios ten želė, tarkim, pavalgo ir užmerkus, pabraukiu tą tekstą, užmerkus akis, nesunku įsivaizduoti, jog valgai mėsą, ar duoną, ar džiovintus vaisius. Bet va kelis tenais
kartus atsikando ir pasijuto sotus. Nu, vat matot, snikersus galima uždarinėti irgi į konservų dėžutės, ar ne? Nu, dar nemačiau mūsų parduotuvėse, bet vat, kūrybingi, reiškia, kompiuterių meistrai sugeba tą sukomponuoti. Tai tas, kas bus ateityje, na, sunku įsivaizduoti, bet kažkas tai bus. Visą laiką maisto tos medžiagos turi būti bent jau panašios. Toliau, ką prognozuoja? Čia būktai kompiuterių sumodeliuotas, kad pirmas tas žavingas veidas yra pirmykščio žmogaus. Matot? Nu, plati burna, reiškia daug dantų, žandikauliai matyt, kad galėtų tas šakeles, lapelius ar net galų galia mėsą nepilnai iškepusią ar ten išvirusią suvalgyti. Nu ir toliau kažkoks nugeibęs pilietis. Tai va. Ūgis turėtų didėti žmonių, kaip matote, turėtų sumažėti žmonių burna. Taip, kodėl? Dėl to, kad gerės mityba ir medicina mums padės. Toliau, sutrumpės pasirodo žarnynas pagal prognozes mūsų. Toliau mažiau valgysim riebalų, sacharozės, tai yra cukraus. Tada nebūsim tokie stori, va taip ir nupiešta ateities žmogus. Nu ir dar netgi sako, kad dantų sumažės, mums išbirės. Nu dabar galim sumažinti ten, nesunku tai nuėjus į stomatologijos kabinetą. Ir be to, kaip jau Artūras Clarkas savo romane parašė, kad atsidarė dėžutę, rado tas ateities astronautas žėlės kažkokios, tai čia irgi nereikės kramtyti. Atsidarom, žėlės pavalgom ir viską turim. Tai, kas čia? Išda gerai. Nu, kaip žinia, maisto, ruošimo ir panašių dalykų specialistų yra daug, jie turi užsijimti, reiškia, savo veiklą ir rekomenduoti mum, kaip mes teisingai turėtume valgyti. Tai paskutinis mados klyksmas, kuris įvyko pernai, tai va čia matom Harvardo, reiškia, mokykla viešosios sveikatos. Nepažodžiu išverčiau. Anksčiau būdavo piramidės, kurias aš vėliau parodysiu, maisto piramidės, o jie dabar pradėjo siūlyti, kad pakeisti, kad kitaip atrodytų maisto lėkštė. Tai vat kas toj lėkštėj pagal juos turėtų būti. Reiškia, matom, vanduo atskirai iškeltas, toliau tas, kas yra kieto. Nu, čia maždaug tie procentai, čia sunku įvertinti, bet daržovių turbūt daugiausia. Grūdai, nu irgi gal prie daržovių prisiskaito. Toliau baltymai sveiki, išvardinta, kas turi būti, na ir vaisių kažkiek. Tai vat, paskutinė mada – valgyti lėkštėm. Tada grįžau truputį į praeitį ir surinkau kelias piramidės maisto. Viena piramidė, matom, ten apačioj sukrauta dešiniai pusėj vandens pagrindas. Pridėta, baigėsi viršui saldumynai. Na, praktiškai visur baigėsi saldumynais kažkokiais tai. Apačioj skysčiai, po to ten didelę dalį užima grūdai, po to kažkiek daržovių, po to ten aliejų. Nu, kažkiek ir mėsos, paukštienos, žuvies. Tai vat, kiekvienas, kuris nori, reiškia, įnešti kažką naujo į šitą dalyką, gali savo piramidę sukurti. Bet tai čia irgi. Mokslas šitas yra statistikinis. Truputį nukrypsiu į šalį. Reiškia, prieš šitą mūsų pasikalbėjimą man organizatoriai persiuntė kažkas iš auditorijos, gal dabar čia esančių, atsiuntė man šitą tokį klausimą. Kokios būna organizmo reakcijos į kai kurias maisto sudedamąsias dalis, kodėl ten neišskaičiuoja tos schemos, kaip ten kas galėtų būti ateityje ir kas bus po kažkiek tai metų. Pradėsiu nuo toli. Iš toliau šiek tiek. Pirmą kartą aš pats ateities maisto suvalgiau, gal tai buvo kokie 65-6 metai, dar buvau moksleivis, pradinėse klasėse. O mano tėvas dažnai važinėdavo į Maskvą į komandiruotės. Ir Maskvoje buvo tokia grandiozinė paroda, dabar gal ir šiais laikais veikia, vadinasi liaudies ūkio pasiekimų paroda. Ten buvo didelis, netgi vienas paviljonas, kuris buvo skirtas kosmonautikai. Kaip žinia, Gagarinas išskrido į kosmosą 61 metais, tai jau 65-66 kažkas tai buvo žinoma ir tie kosmonautai kažko turėjo maitintis orbitoje skrisdami, ir šiais laikais maitintis. Bet ten mano tėvas lankėsi toj parodoje ir ten buvo kažkoks tai padarytas, matyt, paviljonas, prekyba, jis nupirko kosmonautiško maisto. Tai kai organizatoriai iš pradžių, reiškia, sakė, kad koks tas ateities maistas tūbeliuose,
ar dar kažkokiuose tai taruose kitokiuose, tai akurat. Aš atsimenu tas tūbeles. Jis parvežė kažkokios ribos kosmonautiškos, kažkokios mėsos ir kažkokio pyragaičio kosmonautiško. Tokio vadydžio tūbelės, nežinau kokio storumo, nebeprisimenu. Taip, reiškia pasiimi, atsidarai, kaip dantų pastos tūbelę, apsižioji, ten kažkoks tai yra voštuvėlis, kad jau ten reikia paspausti, kad jėga. Nu ir valgom mes tą žėlę. Tai va, suvalgiam, nieko mums ten ypatingo nepasirodė, man kaip vaikui, tai iš vis sakiau geriau. Normalių saldainių būtų tėtukas parvežęs iš Maskvos. Tai, va, tai mano buvo toks susipažinimas. Va. O dabar kas ateityje laukia? Tai va, ateityje mūsų laukia štai. Matot, pabandžiau atsidaręs internete, susiradęs kažkokį maisto standartą, pažiūrėt, kogi tam maiste yra. Kelias formulės net įmečiau. Nu, kai kas chemiją mokosi ar normaliai reiškia. Tai mato, čia benzenkarboksilrūgštis, vitaminas C ir dar įdėjau silicio dioksidą. Tai yra smėlį kvarcinį. Sąrašas nepilnas, baigiau ties 24. Bet visų šitų medžiagų faktiškai jų kaip ir galėtų nebūt, nes, nu, paimam tą mėsą ir valgom. Arba paimam, tai reiškia, ten tą kažkokį grūdą galim valgyti, ar ten salotos lapą. O tam, kad maistas išliktų, kažkokį laiko tarpą galiotų, kad jį būtų įmanoma ne iškart suvartoti, o po kiek laiko, tai va, tiek reikia medžiagų pridėti į tą maistą. Nu, negazdinsiu jūsų čia, nes pavadinimai tokie, želiacijos agentas, nu, kaip Džeimsas Bondas skamba, ne? Panašiai. Nu, dažiklis užpildas. Prieš kelis metus viena mano studentė kažkokią progą atsinešė į laboratoriją sausainių. Na, kaip chemikas, galvoju, pasimsiu aš tą pakuotę, pavarčiau aš ją, sausainiukai gražus, skanus, trašką valgant. Vartau, žiūriu, ten užrašyta sudėtis. Ir matau, kad E551. Sakau, gerbėmiai mano studentai, o kasgi tas E551? Pažiūrim. Pasižiūrėjom, iškart internetą įsijungiam, susiradom silicio dioksidas. Tai ko dabar deda į tos sausainius silicio dioksido tų smiltelių? Kad skaniai traškėtų. Jisai visiškai nevirškinamas dalykas, netirpus vandenį nieko, bet vat, kad žmogui būtų tokia, kaip čia pasakyti, nu, komfortiška būsena, kad jis trapų saldainį dar girdžiantį valgo, tai iškai barstė kažkiek smėlio. Nu, valio. Šiaip kai kepat kažką darot namie, tai iki smėlio nebarstot. Nu, tai iškai pramonė maistą taip sugeba padaryti. Ir ateityje barstys lygiai taip pat. Taip. Va. Toliau surinkau tokias tezes apie maistą, ypač, nu, kaip sakant, tai šitos išsivysčiusios civilizacijos atveju. Kas rašoma spaudoj, kiek visokiausių pranašų ir kas ką žada. Matot, 5 numeriu, mano mėgstamas skaičius yra 5 skaitmuo, raudonai išryškinu. Iškai radau tokią statistiką, kad, matot, per 50 metų beveik 100 000 bandymų ir lygino. Ar ten ta morka bulvė auginta lauke, kur buvo trešta tik tai mėšlu, liaudiškai kalbant mūsų lietuviškų, ar ten buvo pribarstyta kokių nors salietrų, trašų kitokių, superfosfatų ir panašiai. Tokius bandymus, reiškia, tyrimus daryti yra labai sunku, nes turi ilgą laiko tarpą būti stabili sistema, kad nebūtų paklaidų. Nu, bet matyt kažkaip tai sugebėjo apibendrinti ir parodė, kad ar ta daržovė auga, reiškia, hidroponikos būdu, kur vandeninis tirpalas, įmerkiam daržovės ten šaknis ir gauna maistingas medžiagas ir užauga ten kažkokia lapinė salota, ar mes ją į žemę pasodinsim. Vis tiek tai bus praktiškai ta pati salota, nu, nes jos genetika taip sutvarkyta, kad jinai turi taip užaugti į tą salotą ir viskas. Jeigu duosim ar iš vandeninio tirpalo, ar iš dirvožemio, vis tiek bus. Tai va, tai su to ekologiniu maistu, nu, perlinkimai. Čia yra, kaip pasakiusi, visuomeninė akcija, nes toks jau maistas žalias, brangesnis būna kaip paprastai, ar ne? Reiškia, tas, kas tokį prekiauja, tai gauna didesnį, reiškia, pelną. Gal net ir šitą tendenciją kartais vyraujantį. Tai va, dabar, žinot, kad visus gąsdina natrio gliutamatu. Taip? Priduoda
maistui mėsos skonį, jis yra šiek tiek sūstelė, reiškia tas natrio gliutamatas. Nu, bet mes paprastai sūdomės druską. Irgi iki kurių čia prieš 2-3 metus, kai skaičiau Amerikos tos maisto kažkokios tai įstaigos, kurie atsakinga rekomendacijas, buvo rekomenduojama piliečiams, amerikiečiams valgyti per dieną taip maistą, kad susidarytų 2,5 gramo gryno natrio chlorido. Pernai metais jau paskaitau, akurat, reikia kažką keisti, nutarė, kad reikia pamažinti. Jau piliečiam leidžiama tik 1,5 gramo sveikai suvalgyti natrio chlorido, druskos valgomosios. Nu, praeis kiek metų sakys, žinote, mes turbūt pamažinom to natrio chlorido, nes ten natrio jonas labai svarbus per membranas, ten leidžiant elektros srovę ląstelėse, reikia truputį padidinti. Gal dabar jau prie 2 gramų grįžtam. Tai irgi tokia, reiškia, dviejopa situacija. Tai va, tai tiek apie natrio chloridą. Toliau surinkau visus skaičiukus E, nu taip neišryškinau, bet matot, jų prasideda nuo E100 iki E, nu ten 1500 ir toliau. Visi tie junginėliai surašyti atitinkamuose litanijose. Dabar kodėl jų reikia? Žmonių ant rutulio visą laiką vis daugėja. Reiškia, reikia ir daugiau maisto. Kalba, kad dirbamo žemės, ta, kur yra naudinga, mažėja. Reiškia, jinai turi dirbti efektyviau per tą, sakysim, didesnį ir ilgesnį laiko tarpą, išauginti kažkokį derlių, kad užtektų žmonėm. Tai negana to išauginti, jį reikia dar ir išsaugoti. Tai vat būtent tam išsaugojimo, kad tą maistą būtų galima laikyti po kažkiek, naudoti po kažkiek tai laiko, visų šitų medžiagų ir reikia. Ir kad mes be jų tikrai neapsieisime. Vat surašiau senovės receptą, ką seniau darydavo žmonės, kai nebuvo visų šitų priedų. Nu tai arba džiovindavo, galima mėsą džiovint, galima vaisius džiovint, arba dar kažką džiovint. Užšaldydavo, kas turėdavo atitinkamas sąlygas. Taip, nu, raugindavo, rauginti agurkai, kopūstai, bet ir tai jos reikia laikyti po to pakankamai šaltai. Vieną sezoną atlaiko, po to jau išmesim, jeigu perlaikysim. Sūdydavo, nu, šiais laikais mes sūdytas silkės vis tiek šiaip apie tvarkome. Bet tai, iškiek, vienas toks iš pačių seniausių būdų. Toliau rūkymas, kai išmoko į žiebtų ugnį, nu, tai tada pamatė, kad ugnis irgi dūmai kažkiek tai konservuoja maistą. Tai va tie senieji būdai. Nu, bet skaitosi, kad jie nelabai sveiki, ypač kažkoks tai rūkymas, galų galia tas pasūdymas irgi. Jau tos pačios druskos gausim per daug. Va. Tai, toliau. Tada pasižiūrėjau dėl maisto kitą dalyką. Tas pirmasis sąrašas surašytas pasaulinis, po to kažkokios tai šalis patyrė, pamatė, kad kai kurie tai maisto priedai į ateitį žvelgiant netinka, nes išryškėjo, reiškia, blogi kažkokie tai padariniai, naudojant tuos priedus. Aš čia net neverčiau iš anglų kalbos į lietuvių kalbą. Nu, kažkurie tai vat, 2 dažai kurkuminas, kuris gaunamas iš augalėlių, ir riboflavinas, kuris yra pats jau vitaminas, geltonas, būtinas. Jie saugus, safe. Po to, vat, Rusijoje, Danijoje, Švedijoje, Norvegijoje, valstijose, Prancūzijoje, tartraziną uždraudė. Jis irgi geltonas, gražiai nudažo, reiškia, maistas spalva tokia, bet galbūt vaikam padidina aktyvumą, gal kažkokia tai astmatikam blogai, gal jeigu kartu valgysit, gersit aspiriną, irgi kažkas bus blogai. Toliau, nu visi vaikai mėgsta karamelę. Parašyta, spalva kokia čia ruda, juoda, pavojinga, įtartina nevartoti. Toliau auksas. Ar gėrėte kas degtienė su auksu? Teko? Aš pats bandžiau, olandai pasirodo, ar belgai, dabar neatsimenu kas, nes ten yra tokių žmonių, ne giminių, bet artimųjų, važiuodami į mūsų kraštus atveža, nu, kaip simbolinę, reiškia, tokią simbolinį prezentą degtinę. Pasirodo, jie mėgsta, jų toksai, kaip ir nacionalinis gėrimas, degtinė su koloidiniu auksu. Tokios plėvelytės, reiškia, ant dugno nusėda, po to supurtom tą butelį ir tada pilam. Ir po taurelę, reiškia, plaukioja aukso voštelį. Tai va, tai dabar klausimas, saugu tas auksas ar nesaugu? Man piršto nešiom nepragraužė piršto. Tai gal ir saugu ir skradžiui, man tai nieko ypatingo nesitinka. Toliau, nu jaunimas jau čia visas suaugęs. Gal žinot, kur mes to sieros dioksido
privartojam savo į vidų. Kame? Bet jeigu tik paimsim praktiškai 95% iš tos prekių maisto produktų grupės, visur rasim sieros dioksido. Vynas, reiškia, visada vyne bus sieros dioksido. Nu, gal išskyrus kokiam šampanė putojančiam, kur šiaip anglies dioksido tokia koncentracija, kad ten užmuša bakterijas nesivysto. Tai va, reiškia, gal net ne nuo vyno skauda galva, nuo, reiškia, sieros dioksido, po to, reiškia, žarnynas kažkas tai ten negerai jaučiasi, odai blogai ir dar vat ardo tą vitaminą B12, reiškia, tas sieros dioksidas. Bet vis tiek visiems norisi to vyno išgerti. Norom, nenorom, mes jie reiškia irgi vartoja. Va. Toliau, jeigu šnekėt apie tuos visus maisto priedus, reiškia ir į ateitį lygiai taip pat. Priklausys nuo to, kiek mes sugebėsim sumažinti dozes, dėdami tam ateities maiste šitų visų konservantų, putokšlių, dažiklių, ko tik tai nori. Pasirodo natrio gliutamato, ta vadinama pusiau nuodinga dozė, LD50, letaldozės, visiškai tokia nemaža, vieno gyvo kūno kilogramo svorį reikia 16 gramų, net jo suvalgyti, kad jau kažkaip tai apsinuodyti. Tai šitą toliau vieną skaidrę turiu su dviem vaizdeliais gražiai. Aiškiai atrodo, vanduo toks sveikas dalykas būtų, ar ne? Bet jau čia studentam visada sakau per paskaitas, kad jeigu norit ramiai ir, kaip sakant, nebrangiai numirt, tai vat reikia išgerti 7 litrus vandens tokiam vidutiniam, dar ne visiškai nuvargusiam studentui, be sustojimo. Jis turi būti distiliuotas, kad nebūtų jokių jodo metalų. Ir, reiškia, pusė iš tų išgėrusių tikrai turėtų numirti. Pasirodo, alus yra sveikiau gerti. Studentai labai apsidžiaugia. Tai yra ateityje, jeigu jau reikės gerti, tai gal geriau gerkit alų gėrimą. Nu, tik tai mechanizmas labai paprastas. Distiliuotas vanduo tiek praskedžia mūsų kūno elektrolitus, kad pas mus viduje nebeteka elektros srovė. Nu, kai neteka srovė, tai žmogus ir numiršta. Nes impulsai persiduoda elektrinę srovę. O aluje pasirodo pilna visokiausių tų gerų jonų, metalų, elektrolitų, kitokių organinių. Ir dėl to mes nenumirštam. Bet jeigu išgersim 12 litrų iš eilės, tai tada pasieksim jau alkoholio, tą jau neleistiną dozę. Nors karts nuo karto spaudoj, reiškia, sutinkam kokį tokį straipsnelį. Šiaip mirtina alkoholio dozė yra 3,5–4 promilės skaitytųsi. Aiškiai, čia promilės yra 1000 dalys. Bet jeigu bus 4 promilės, tai jau įprastas pilietis turėtų numirti. Bet surandam, kad koks nors ten, nežinau, Lietuva gal nelabai, bet skaičiau, kad Estą kažkokį sustabdė, ar tai Rumūną, ar tai Bulgarą, kur rodė analizė 8 promilės. Tai dvigubai miręs ir dar už vairo. Tai va. Ir čia labai pabraukiau valgomą druską, reiškia 3000 mg, taip sakant, 3 gramai kilogramai žiurkių. Nu tai nėra ta druska tokia labai nuodinga. Taip. Kur dabar ateitis matosi? Irgi išėmiau. Matot, labai šviežias, reiškia, dokumentas. Oktober 17, 2012 metų. Reiškia, visą laiką laboratorijose vyksta tyrimai, kągi surast kokį pakaitą tom medžiagom, sakysim, sintetiniam, paprastom cheminiam, kurių dėka būtų galima išlaikyti maistą ilgiau. Tai vat vienas iš tų dalykų yra lietuviškai vadinasi saldžioji ceratozė. Augalėlis, kuris naudojamas kaip šokolado pakaitalui gaminti. Pabraukęs, ką tas daro. Ir pasirodo, kad ta saldžioji ceratozė, jeigu jos lapus susmulkint, čia straipsnė niekur aš neįdėjau to dalyko, kad negazdinti jūsų, iškiek iš tų lapų išekstrahuojamas ekstraktas. Ten visai junginių. Paprastai mes įpratę, kad ekstraktus darom etanolio pagrindu, tai yra etilo alkoholio. O ten va šitie mokslininkai, kurie rašė šitą straipsnį, su metanoliu kažkodėl ekstrahavo. Metanolį žinom, kad nuodingas yra alkoholis. Blogai su, bet va, po to nugarina tą metanolį ir pasirodo tuo ekstraktu apdorojus to medžiagom žuvį, mėsą, sustabdoma, reiškia, dauginimasis listerija monocitogenės, tokių bakterijų, kurios savo, reiškia,
vystymosi metu išskiria toksinės medžiagas ir suvalgius tokios mėsos, reiškia, galima apsinuodyti. Jas galima šiaip jau aišku įveikti antibiotikais, bet jeigu daugiau, reiškia, jos prisiveisia tam konkrečiam maiste, tai jau tada tikrai žmogus mirs. Ir pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose kiekvienais metais yra iki 10 atvejų mirties fiksuojama konkrečiai vat, nuo tos bakterijos, iš kurių net antibiotikai nebepadėjo, žmogus buvo per daug apnuodytas. Tai va, tai tikėkime, kad ateityje tokių junginių, tokių medžiagų bus surasta daugiau ir tam ateities maiste nedėsim ten kokios benzenkarboksil rūgšties, kurios beje šiaip jau yra kokiuose bruknėse, spangulėse, tai čia nebaisu, kad specialiai miltelių baltų nieks nebarsto. O to kažkokiu augalėlių bus ekstraktai. Nes ta, kaip sakant, dalis pasaulio botaninė po šiai dienai dar botanika turi ką veikti, naujų rūšių kažkokių dar džiunglėse atranda, gal ten tuose augaluose pasirodys kažkas ir tokio gero. Tai vat, nežinau, ar atsakiau į tuos klausimus, tą klausimą, kaip tenais dabar su tuo prognozavimu ateityje, kas ten bus. Nes tai yra statistika. Kaip žinia, yra tokios 3 eilės. Pirma eilė yra melas, antra eilė yra kokia aukštesnė didelis melas, trečia eilė statistika. Nu tai va, jau kai statistiką paskaičiuoju, tai mes galim kažką tai, reiškia, apibendrint, bet tai nereiškia, kad nepapulsim statistikoje ar į gerą, ar į blogą pusę. Tiesiog iš tiek atvejų. Dar pabaigoje pranešimo aš ten parodysiu porą skaidrių, kurios kaip tik statistiką ir atskleidžia. Taip. Dabar štai. Yra toksai chemikas, maisto medžiagų, Udo Polner. Žurnalistė užduoda jam klausimą. Vieną dieną sakė vienaip valgyti ten vieną mėnesį, praėjo pusmetis jau kitaip siūlė. Jūs patys irgi, reiškia, turbūt ne kartą skaitot, kad va, irgi valgyti šokoladą labai gerai, arba ten kažkokią tai daržovę labai gerai. Nu, tai daržovė dar sezoninis dalykas, gal, jeigu tai buvo ruduo, gal daug tų daržovių prekybininkai užpirko, gal nespėjo parduoti, jiem nuostolis, nu tai reikia kažkokiu būdu pareklamuoti, kad ta daržovė bus gera. Nu tai tada reiškia mokslinį straipsnį vos netokį, arba mokslo populiarinimo, pirkite ir tikrai gerai jausitės. Šokolado daug kažkas per daug užsipirko, nu dabar valgykim šokoladą. Tai va, jūsų pasirinkimas. Ir toliau, apačioj teksto vat, apie vegetarus šiek tiek. Vakar iš ryto buvome laidoje, mes čia su viena kolegė, kaip tik TV3, apie šitą problemėlę šiek tiek manęs paklausė vedantieji. Šitokį kaip panelė Jurgita Jurgutė sako, nu kaip jūs žiūrite į žaliavalgystę? Nu sakau, kas per daug, tai nesveika. Reiškia, jeigu vien tik tai žalumynus pereit, tai kažkas tai nukentės. Tai vat, vegetarai, reiškia, sako, kad jie labai teisingai maitinasi. Bet yra toksai dalykas, kad nuo žmogaus artimiausias giminaitis gamtos hierarchijoje yra tas beždžionžmogiai, gorila, šimpanzė, orangutangas, ten makakos, visokios smulkesnės beždžionės. Tai vad, jeigu pasižiūrėti į mūsų vidų, nors chemikas ne anatomas, bet dar iš mokyklos kažką tai atsimenu, šiaip čia pasiskaičiau, kaip skiriasi žmogaus ir beždžionės žarnynas. Tai beždžionės žarnynas yra, atrodo, 7 metrai yra ten tos plonos važavimos, o žmogaus tik tai 4 su kažkiek. Tai beždžionė dėl to gali ir valgyti, reiškia tas daržovės, lapus kažkokius tai augalėlius, nes per tokį ilgą žarnyną tai sugeba suvirškinti, jeigu žmogus, reiškia, valgo daržovės, nu tai tiek, kiek beždžionė, jisai negali suvalgyti. Reiškia, kaip sako tie maisto chemikai, ta dalis žarnyno, kurios mes neturim lyginant su beždžionėm, yra kur perkelta? Į virtuvę. Ant keptuvės, ant puodo, reiškia, mes tą maistą iš pradžių apvirškinam greitpuodyje, keptuvėj, nu, ten iš bėdos mikrobangė jau nieko nebedaro, tik pašildo. Reiškia, dalį to maisto iš anksinio ruošimo mes turim vis tiek atlikti kažkur išorėje. Taip. Dabar jau konkrečiai apie žmogų. Taip daug maž apytiksliai surinkau duomenis, kasgi mes esam, jeigu žiūrėt materialistinių požiūrių. Nu tai didžiausia mūsų dalis yra vanduo, garšduo užrotų patalpinau.
Taip, toliau tas vanduo, ten Nikolė Kidman, man atrodo, taip žavingai guli, taip, o to, kas gali iš jos gautis po kiek metų. Tai ten dar, kur Nikolė Kidman, tai ten guli viskas, kartu visos tos surašytos. O ten jau kur, reiškia, jau kažkas po to, tai mineralinės medžiagos turbūt daugiausiai guli. Dabar pasižiūrėjus į tą lentelę visą iš eilės, vienas įdomus dalykas turėtų jau, kaip sakant, pasimatyti, ką pastebėsit gal ne, tai komentuosiu. Šiaip maisto pagrindą vis tiek mums daugiausiai sudaro angliavandeniai, ar ne? O sudėtyje mūsų, matot, kiek yra angliavandenių, šiaip jeigu paimti organizmą, žmogų, 1,5% mūsų sudėties organizmo yra tik tai angliavandenių. Ir tas angliavandenis tai yra glikogenas kepenyse, kuris yra rezervinis polisacharidas, kai mums taiga kažko tai reikia labai atgauti jėgų, tai kepenys pradeda skaldyti, iš jo gaunasi gliukozė ir reiškia, tada mes jau ten dirbam sunkiai kažką. Tai vat. Nu tai pasižiūrėjus į tokią sudėtį ir palyginus su mūsų maisto sudėtim, reiškia, pagal masę daugiausia mums reikia vandens. Nu, normalus augęs žmogus per dieną turi išgerti 2 litrus vandens. Ten plius minus nuo masės, nuo temperatūros, kokioj platumoje, ką dirbo, ką veikia. Tai reiškia, didžiausias kiekis tai yra vanduo. Šiaip ar taip. Toliau, jeigu tai pasižiūrėjus, reiškia, turėtų suvalgyti kažkiek angliavandenių. Nes angliavandeniai tai yra energija. Reiškia, visi mūsų judesiai tai vat, dega gliukozė ir gamina, reiškia, mūsų tą vidinę jėgą. Nu, toliau, aišku, kažkiek tai keičiasi riebalai ir baltymai. Nu, bet jau žymiai mažiau. Kiek suradau, kiek ieškojau, kiek iš tikrųjų reikėtų žmogui per dieną suvalgyti baltymų, tai yra mėsos, pilnaverčių baltymų, nes kaip žinia, baltymai tai yra tokios, reiškia, polimedžiagos, įeina į jas 20 amino rūgščių pagrindinių, iš kurių ten 10 yra nepakeičiamų. Tai vat, reiškia, tas nepakeičiamas mums reikia iš kažkur gauti. Tai vat kiek reikia suvalgyti mėsos, kad mums pasipildytų dienos racionas tom rūgštim, kurias tam kažką tai atliko organizme sudegė, susieikvoja. Tai radau tokius skaičius, reiškia, minimali dozė turbūt būtų 50 gramų, nu, vidutinės masės žmogui 70-80 kg. Pilnaverčių baltymų tenais, liaudiškai tariant, kūdos mėsos, liesos, kad ten būtų kuo mažiau riebalų. Nu, galima dar 85 iki 100 gramų. Jeigu jau virš 100 gramų, jau mes tų baltymų gausim perteklių. Jau tada, kaip gąsdina, mes pradedam rūgštėti, nes amino rūgštys suskyla, gaunam daugiau rūgštės, o daugiau rūgštės tai yra blogai. Pradeda kaulai tik mūsų, fosfatas ir panašus dalykas. Tai va. Tai tiek ir suradau, kad nuo 50 iki 100 gramų mums reikėtų baltymų suvalgyti. Tada gausim tas amino rūgštis ir mums nebus blogai. Nu, vegetarai sako, kad galima tai pakeisti. Na, iš tikrųjų galima. Yra daržovių, kuriuose yra vienokių tų nepakeičiamų amino rūgščių, iš viso 10 nevardinsiu, kaip sakant, nevargindamas jūsų. Kitokiose daržovėse kitų amino rūgščių. Ir žodžiu, vietoj to, kad suvalgytume 50 gramų mėsos, mums gali tekti suvalgyti, nežinau, gal kilogramą daržovių, kad susirinktume tas amino rūgštis. Taip? Nu, bet daržovės tai ten daug vandens, bet tai vis tiek kilogramą daržovių teks suvalgyti, kad atstatyti amino rūgščių balansą viduje. Tai va šitoj vietoj man ta žaliavalgystė, vegetarizmas ar netgi tas veganizmas, kur jau iš vis net žuvies negalima valgyti, net pieno produktų, nu, tai atrodo taip įtartinai. Čia mano asmeninė nuomonė. Jeigu kam nuo to geriau, tai nieks nedraudžia taip maitintis. Va. Nu ir čia toliau dar išvardintos kelios, kaip sakant, neorganinės medžiagos, elementų pavadinimais. Matom. Ir geležies reikia kažkiek pagraužti, nes be to tai kraujo nebus, deguonies negausim. Taip, tai dabar mes tas medžiagas pamatėm. Toliau ką su jom daryti? Jas reikia valgyti. Dabar jau perinu prie chemijos. Pasistengiau minimaliai įdėti formulių, kadangi aš chemikas organikas. Nu, bet kažką tai, ypač kas dar mokyklą nesenai baigė, jeigu ten kokį 10 turėjo iš organinės chemijos apskritai, tai gal ir visiškai nieko. Tai va matot. Iš esmės, mes galėtume virškinti maistą, pasiėmę druskos rūgšties, kuri pas mus skrandyje išsiskiria, kai mes kažką suvalgom, ir vandens, kurio mums reikia.
gyvybės pagrindas šiaip ar taip. Tik tai tas procesas būtų labai neefektyvus, lėtas. Nes jeigu laboratorijoje darom tyrimus, mes norim suskaldyti kažkokį tai baltymą, tai mes turim pusiau skiestą druskos rūgštim, tai mūsų maždaug apie 18-20% rūgšties, užpilt tą baltymą ir virint 110 laipsnių temperatūroje, užvirinto užlydytoje ampuliai visą parą. Tada suskils, reiškia, tos amino rūgštys, baltymai suskils iki amino rūgščių ir dar taip dirbant, sakysim, chemiškai, tai va tokia amino rūgštis triptofanas, labai svarbi, jinai neatlaiko, paprastai sakant, tokios chemijos ir pati suskyla. O skrandyje viskas vyksta 36 laipsnių temperatūra, yra ir vanduo, ir druskos rūgštis, ir kasgi tas stebuklingas dalykas, dėl ko taip vyksta, nu tai yra fermentai. Tas, kas skaldo baltymus, baltymų molekulės iki amino rūgščių, tas fermentas yra pepsinas. Tai tokia pakankamai sudėtinga organinė molekulė ir, reiškia, be ypatingų temperatūrų, be ypatingos trukmės mes suvalgiam ir iškart pradeda virškinti. Jau ten po kokių 3-4 valandų gal tos mėsytės gerai išvirtos ir nebeliks skrandyje. Kaip tokios bus suskilus iki amino rūgščių ir išnešiota krauju po visą organizmą, kur reikia. O šitą, atsiprašau, pepsinas ir pepsi susiję ar ne? Oi, pepsi tai kažkas amerikoniškas gėrimas, tai nežinau, gal reikėtų pažiūrėti chronologiškai, kas pirmą atsirado. Ar pepsiną nustatė kažkada tai ten, kuriais tai metais, ar atsirado pavadinimas Pepsi. Nu čia reikia paguglinti, kaip liaudis sako, ar ne? O ten tie visi mitai, kad ten suvirškins už tave viską, kad kola arba Pepsis. Nu, mitas toks, aš jau pavasarį prie manęs buvo pristojus Lietuvos televizija apie Coca-Colą, norėjau išsiaiškinti. Kaip ten ta Coca-Cola? Nu tai Coca-Cola iš tikrųjų šiek tiek geriau virškina išgėrus stiklinaitę Coca-Colos pavalgius. Nes Coca-Coloj kaip medžiaga tokia įdėta konservuojanti ir palaikanti rūgštingumą fosforo rūgštis. Nu tai jeigu mes dar prie druskos rūgšties įpylėm šiek tiek, reiškia, fosforo rūgšties, nu tai gal virškinimas kažkiek ir pagerėjo. Tai va. Bet ne tiek jau baisiai, jeigu tai pasižiūrėjus, vėl grįžtų prie statistikos. Reiškia, imam visus 100% visų žmonių, taip, iš jų 5% žmonių bus tokie. Duok tu jam ką nori valgyt, nors vinis. Jisai suvalgys tą vinį, nu sutrūktint, aišku, ne tokio ilgio. Ir suvirškins, taip. O dar kokie 5% plius minus bus tokie, kad ką beduotum, jam vis tiek bus blogai. Taip. Reiškia, tai jau yra prigimtinis dalykas. Likę visi papuola į kažkokį tai tarpą. Gale pranešimo aš ten įdėjau tą reiškia, skaidruolę tokią, ten pamatysim. Ir dabar nuosekliai pagal pagrindinės maisto medžiagas. Reiškia, mes žinom, kad pagrindinės maisto medžiagos, tarkime, tokios didelės, daug apimančios grupės. Tai yra angliavandeniai. Čia dar sinonimiškai pavadinta karbohidratai, reiškia anglis ir vanduo, ir sacharidai. Nes žodis sakarus atėjęs iš indų kalbos, pasirodo iš sanskrito. Tai yra tas žodis irgi vartojamas. Jeigu žiūrėti į virškinimą, kai mes maitinamės, reiškia, nu kažkokį mišrų maistą, sakysim, mes pradėsim valgyti mėsą su lašinuku, šoninę kažkokią tai, toliau užsikasim dar duonos, jau dabar retai kas valgo su duona, bet kaimuose dar žmonės mėgsta. Ir šalia įsimesim kažkokių tai salotų. Reiškia, kad būtų viskas kompleksiškai mišinys, dar kažkoks padažėlis, ten vanduo ir panašiai. Tai vat, vienintelis tas maisto produktas, kuris pradeda virškintis burnoj, tai yra angliavandeniai. Nes jau seilėse yra tų fermentų, seilių amilazė. Nes viena iš krakmolo sudėtinių dalių yra amilozė, toksai polisacharidas, tai vat jau jį pradeda skaldyti, reiškia, burnos fermentai, seilių. Toliau gerklės, templė atvažiuoja į skrandį ir toliau plonosios žarnos. Taip? Tai vat, aš jums dar parodysiu. Kaip čia taip? Nenori man. Kodėl jis neįsijungia tas švietimas? Gerai. Bus va tokia va ilga grandinė. Taip?
Toliau tos amilazės veikia ir va gaunasi maltozė. Tai jeigu mes valgysime grūdus, mėgsta kai kas tam žaliavalgiai tie, kurie, reiškia, maisto be chemijos vartotojai, padaigina grūdus ir valgo. Tai tuose grūduose vat yra amilozė, krakmolas. Taip? Mes valgom štai šitą dalyką. Jeigu mes valgom duoną, bekepant duoną, tam tikroj temperatūroje, kai, reiškia, apdorojami grūdai, miltai, jinai suskyla į maltozę, tą amilozę. Reiškia, jeigu mes valgom duoną, tai mes skaldom tik va šitą sacharidą. Jeigu mes valgom grūdus, tai mes turim šitą. Reiškia, mums reikia daugiau fermentų, užims daugiau laiko. Skrandis turės ilgiau veikti. Ir po to jau, reiškia, paskutinę maltozę, dar fermentas yra maltazė, suskaldo į gliukozę. Ir gliukozė yra tas pagrindinis, reiškia, kūro šaltinis, kurio dėka mes ir gyvename iš esmės. Toliau kitas dalykas yra cukrus, taip gražiai sudėta. Dar vienas dalykas yra laktozė, tai yra pieno cukrus. Reiškia, visus juos suskaldo, sukrozė, sukrazė, laktozė, laktazė, fermentai. Padeda dalyvaujant vandeniui ir rūgščiai. Ir, reiškia, vienai šitai molekuliai skaldantis toliau, mes gaunam tą svarbiausią kūno energetinę medžiagą, kuri vadinasi adenozin trifosfatas. Gerbėmiai bioinžinieriai, kiek molekulių ATF gaunasi suskylus vienai molekuliai, reiškia, gliukozės. Kiek? Ir už ką aš jiem rašiau dešimtukus? 32 ar 34. Ten pasižiūrėsite. Virš 30 molekulių, vieną molekulę gliukozės apdorojant, organizmas pasigamina, visokie ten vadinami yra Krebso ciklai, ten jau biochemija, negąsdinsiu jūsų, pasigamina tą mūsų, lietuviškai sakant, aukštai energetinė medžiaga. Kai mums reikia kažkokios energijos, tai ta molekulė skyla, išsiskiria šiluma, tarkim, ten persiduoda elektriniais impulsais ir mes krūtam, kvėpuojam, valgom, miegam, ką tik tai norim dėka tos medžiagos ATF, adenozin trifosfatą. Dar šitoj vietoj pasakysiu apie šitą junginį. Per paskaitą studentam irgi pabrėšiu. Reiškia, kokį sacharidą besuvalgytume, vis tiek jisai turi pavirsti į gliukozę, izomerizuojasi veikiant fermentam, ir tada vyksta tas ATF gaminimas, bet 1 iš 10 tūkstančių žmonių savyje, kūdikių gimusių, neturi fermento, kuris sugebėtų, čia yra galaktozė, kitokia izomeras gliukozė, tokia medžiaga, kurios nesugeba paversti. Tai kai to nebūna, tai reiškia, ta galaktozė pradeda kauptis organizme ir tą vaikelį apninka baisi liga, gaunasi visokie neužaugos ir panašiai. Reiškia, seniau labai maža dalis tų vaikų išgyvendavo, ar prie karaliaus rūmų kartais, jeigu toks išgyvendavo, tai galėdavo būti juokdarių, jeigu, reiškia, su proteliu viskas gerai. Šiais laikais tiesiog, kai motina kūdikį maitina, tai turi vengti visų tų medžiagų, kuriuose yra galaktozės. Tiesiog savo pienu nelabai jau išeis pamaitinti. Tai čia merginas daugiau liečia, aišku, berniukus. Kai turėsit savo vaikų, tai būtinai šitą tyrimą reikės padaryti. Ir čia nepriklausoma ar dabar, ar praeitį, ar ateitį. Vis tiek tą dalyką darys. Taip. Tai toliau. Baigiam angliavandenius, perinam prie riebalų. Riebalai jėga. Artėjant žiemai mes visi turim sukaupti riebalų atsargas, nes tai yra toks labai rezervinis geras dalykas organizmui. Angliavandeniai iškart sudega, o riebalai laikosi. Vokiečiai net turi, vokiečių kalboje prisimenu pavadinimą, kai merginos truputį taip apvalėja, vadinasi Winterspeck. Žiemos lašiniai. Žiemos lašiniai. Tai reiškia, šita medžiaga riebalai nesivirškina. Nei gerkliai, nei stempliai. Jinai pradeda įsijungti į metabolizmą, į medžiagų tą apytaką tik tai skrandį. Dėl ko? Dėl to, kad riebalai netirpsta vandenį, arba jeigu tirpsta, tai labai mažai. Bet mes turim tulžį, kasą, kur išskiria specialias medžiagas, tulžies rūgštis. Beje, tos tulžies rūgštys yra panašios struktūros, tas jau fragmentas, nedėjau čia net į skaidrės,
kaip cholesterolis. Ir šitoje vietoje dėsiu į šalį savo pastebėjimą, kad gąsdina mus šiais laikais visi cholesteroliu. Ir savo studentam aš taip sakau. Nėra ko gąsdinti cholesteroliu jaunimo ir visokio amžiaus žmonių. Nes cholesterolis reikalingas ląstelių sienelėm, apykaitai, bet galų galia tom pačiom tulžies rūgštim pasigaminti. Ir jeigu valgysi ten kiaušinius, kur būktai daug to cholesterolio, ar dar kažką, tai kažkokį maistą, tai nieko nepakeis. Nes 80% cholesterolio gaminasi pats organizmas. Ir jeigu pas jūs kažkas tai negerai su cholesteroliu, tai tas 20%, kur pasiima iš aplinkos, iš maisto, jisai neturi lemiamos reikšmės. Jeigu kažkokia tai ten blogybė, labai jau daug to cholesterolio padaugėjo maiste, tai tada kažkas su vidinė biochemija yra blogai. Jau kažkokia reiškia liga. Gal genetiškai užprogramuota, gal ne. Tai dėl cholesterolio, kadangi tai irgi yra lipidas, medžiaga priskaitoma prie riebalų, per daug nesijaudinkit. Beje, turbūt žinote visi tokią daktarę Filomeną Taunytę, bent jau vyresni. Aš irgi asmeniškai pažįstu, taip sakant, yra ne vienas iki bendrauta. Jeigu girdėjote jos laidas, tai jinai irgi sako, kad akcija prieš cholesterolį tai farmacininkų sąmokslas. Kad pirkit, naudokit, vienu žodžiu, neškit mum pinigėlius, o jūs jau ten nebesirksit aterosklerozė, jokias plokštelės nebus. Nu tai didžiąją dalimi skaitau, kad tai vis dėlto yra demagogija. Va. Tai matot, riebalai reiškia skaldomi, gaunama glicerolis. Nu iš tikrųjų lieka tada vienas fragmentas, pilnai glicerolio organizme neatsiranda. Būna dar likus viena ta rūgšties liekana prie glicerolio, čia jeigu pilnai suskaldyt. Ir tos riebiosios rūgštys ir reiškia ir pats tas glicerolio darinys toliau normaliai sukasi medžiagų apykaitoj ir randa ką, reiškia, kur ten juos organizmas utilizuot ar pasidėti. Nu ir toliau atidėjau tas omega-3, omega-6, čia pagal cheminę nomenklatūrą, prie kurios vietos nuo molekulės galo yra tas dvigubas ryšys, tai va mato, ten 3 vieta, ten 6, vadinasi, reiškia, šitos medžiagos yra labai svarbios. Jeigu ten kokią nors palmitino rūgštį arba stearino mes galim dar susisintetinti patys savyje organizmas, tai va šitų rūgščių nebesugeba, reiškia, šitas reikia gauti būtinai iš kažkur. Ir ar dabar, ar praeityje, ar ateityje tikrai šitų maistų reikės. Ir sako, kad valgytumėt, reiškia, norėdami gauti šitų rūgščių, kokį maistą reikia valgyti? Žuvį. Tai aš ir vakar televizijos laidoj, reiškia, statistika tokia, vėl statistika, kad žuvį valgyti tai sveika, bet šiuolaikinė žuvis savyje prikaupus ko daug? Gyvsidabrio. Ir reiškia toks paradoksas, kad kuo didesnė žuvis, tuo daugiau ten toj žuvį gyvsidabrio, reiškia. Geriau yra valgyti mažą žuvis, nes jose mažesnė koncentracija. Ir mažos žuvys maitinasi kuo? Dumbliais, kažkokiais vandenino augalėliais. Tada tą mažą žuvį pasigauna didelė žuvis, jau ta mažesnė žuvis truputį pakoncentravo savyje gyvsidabrio ten tos junginius, o didelė iš vis. Taip kad persistengti su žuvim dėl to, kad suvalgyti daugiau tų nesočių, polinesočių rūgščių, irgi nereikia, nes tada prisivalgysim gyvsidabrio. O kai gyvsidabrio daugiau prisivalgysim, tai irgi savo, kad smegenų veiklai trukdo, kaulai trupa, nes gyvsidabris yra kažkuo panašus į kalcį, kuris sudaro mūsų kaulų pagrindą. Kaulai pradeda trupėti. Ir čia reikia turėti kažkokį taigi požiūrį į balansą. Nu, jeigu labai kas mėgsta žuvį, tai geriau savo sodyboje tvenkinį karpį užsidėti. Ten gal gyvsidabrio bus mažiau. Taip. Toliau yra tokia medžiaga kaip nukleorūgštys. Nu, dabar labai populiarus dalykas, sako, kad genetiškai mes viską galim patvarkyti, sutvarkyti, DNR, RNR molekulės, matom, čia visokiausių pripiešiau formulių pridėjau, skyla, netgi pakabukai merginom yra va tokie su tom DNR bazėm, galima papildus nusipirkti. Reiškia, šitos medžiagos suskaldomos normaliai nukleazių fermentų pagalba žarnyne, toliau absorbuojasi ir toliau jas panaudoja kažkokiai tai statybai organizmas. Jeigu kažkam kažko trūksta, aišku, čia akivaizdžiai amerikoniškas produktas, ta bankutė su geltonu užrašu, nes pas juos viską galima nusipirkti, netgi sveikatą. Taip,
Toliau be šitų pagrindinių angliavandenių, reiškia baltymų, riebalų, dar labai svarbi dalis yra vitaminai. Kaip jų reikėjo prieš 10 000 metų, taip matyti reikės ir po 10 000 metų. Ir bet kokius drebučius ar želį, jeigu reikės, jų bus įdėta. Tai iš tokio labai gana rimto vadovėlio iškabinau, bet mato čia tokia formulė. Tokia didelė. Čia yra medžiaga paslaptingų pavadinimų NAD. Jo, čia yra NAD vadinasi. Nikotina, denin, dinukleotidas. Labai svarbus kofermentas, jisai ten oksiduoja, redukuoja mūsų maistą, ką mes valgom. Reiškia, veikia su įvairiausiais fermentais, bet va tas jau variklis yra būtent šitas junginys. Ir pasirodo, kas yra vitaminai. Tai vitaminai dažniausiai yra tokios medžiagos, kurios yra fragmentai va šitų svarbių varikliukų. Tai va šita veiklioji dalis, kuri daro tą cheminį procesą, pažymėta čia, pasirodo, mums reikia to nikotin amido. Čia jų pavadinimų duota cheminiai visokiausiai įvairiausi vitaminas PP. Nu tai šitų medžiagų irgi reikia kažkiek tai suvalgyti, bet nepersistengti. Sakydavau ir sakau dabar, kai per paskaitas prisikasam iki šitos temos, kad iš visų vitaminų organizmas dar šiek tiek toleruoja kurį vitaminą, kurio gali prisiryti daug. Vitaminą C, nes jis yra labai, kad formulę anksčiau parodžiau, yra labai gerai tirpus, tai, kaip sakant, pasišalina su organizmo skysčiais. Visi kiti vitaminai, jeigu kažkas galvot, kad jeigu suvalgysiu daugiau vitaminų, tai man tikrai bus geriau. Nedarykit tokios klaidos. Hipervitaminozės, kaip taisyklė, yra žymiai blogesnis atvejis negu hipovitaminozės. Geriau šiek tiek mažiau suvalgyti, negu šiek tiek daugiau. Na, išskyrus vitaminą C. O apskritai amerikonai surado dabar tokį, girdėjau paskutinį gydymo metodą, kad vitamino C kažkokį tirpalą lašina į venas. Kažkas būna labai gerai, bet dar neišsityriau. Bet gal gerai būna. Kažką jis ten veikia, nes jis yra antioksidatorius. Va. Dabar nupiešiau jums, yra lapelis, už lapelio saulytė, toliau žirafa, vaikšto po pievą, valgo žolę. Iškia, gamtoje viskas taip sudėta, kad ką gamta, ta aplinkinė, sukuria kažkokių medžiagų, po to mes išleidžiam atvirkščiai kitą pusę. Tai visa biosintezė prasideda nuo ko? Nuo CO2, anglies dioksido ir vandens. Chlorofilas yra toksai junginys, visiems girdėtas, tai gana kompleksinis, įdomus organinis junginys. Jo dėka vyksta ta biosintezė, gaunasi gliukozė ir toliau, reiškia, prisintetinam gale, reiškia, turim proteinai, nukleorūgštys, polisacharidai. Visą tą, ko mums reikia. Kai mes tą gamtos, saulės, vandens, CO2 dėka į save priimam, procesas pradeda vykti atvirkštinė tvarka. Nes skaldom į paprastesnės medžiagas, ir galų gale, kai kvėpuojam, visą laiką mes iškvėpiam tą CO2. Tai vat, vyksta tokia, reiškia, medžiagų kaita. Taip, va, tai dabar grįžau prie statistikos. Yra matematikoje, kai aš mokiausi, tai vadinasi pasiskirstimas. Dabar vadinama skirstiniu. Reiškia, bet kokie natūralūs dalykai gamtoje tai išsiskleidžia. Netgi žuvis tokios formos, ar ne, kaip tas pasiskirstimas. Mat ir labiausia prisitaikius. Ten jau nedėjau kažkokių nutukusių arba, reiškia, labai lėsų žmonių, o įdėjau intelekto. Matot, yra tokių nelabai protingų, kiek ten? 0, kažkiek čia dabar nežinau, 0,1% nelabai protingų, ar ne? Ir čia kažkiek labai protingų, kur tas IQ yra 145. Visa kita dalis va tokia, pagrindinė dalis mūsų tokia. Tai reiškia, reikia turėti balansą ir maiste, ir visame kame. Jeigu kažkas prie kažko priprato, tai tokia linksma mergina, jeigu negaus šitų saldainių, gali pasidaryti kokią, jeigu į burną įkišt, reiškia, kažkas tai žalumyną kokį tai. Reiškia, nes tyrimai rodo irgi statistiką, kad ir nuotaika priklauso nuo medžiagų, kurias valgom. Nu, kad šokoladas tai su nuotaika, tai visi žinom, ar ne? Nu, ypač tie, kurie mėgsta šokoladą. Taip, irgi ekskursas. Mano žmona, kai buvo nėščia, studentė, turėjo atlikinėti praktiką Vilniaus Pergalės gamyklą. Tai paskutinėse mėnesiuose. Tai va, tai mano pirmoji duktė, kuri dabar pati daktarė, po šiai dienai yra šokolado holikė. Jis negali gyventi be šokolado, nes, reiškia, tuo metu, kai ją nešiojo mama,
pati truputį per daug suvalgė saldainiukų šokoladinių ir vat, prie to vaikas prisirišo. Reiškia, jeigu jinai dabar negautų šokolado, tai jau suirzu, sakau, Jonė, tas vardas Jonė. Sakau, ko tokia pikta, turbūt šokolado nevalgiai kokią dieną. Jo, sako, nevalgiai. Tai va. Reiškia, dalį tų savo maistinių įpročių mes tiesiog atsinešam gimdami, ką valgė mūsų, reiškia, ypač mama nešiodama, reiškia, kokia ten genetika, kokie ryšiai biocheminiai viduje organizme susidarė, nu, kaip ir pasidarom, tampam vergai tokio dalyko. Tai va, tai reiškia, matot, žaliai ką parašiau. Visame kame, ko reikia turėti? Saiko. Jeigu parūkyt, nu tai galima truputį ir parūkyt, bent jau pabandyti. Nu jeigu išgert, irgi nepersistem. Va. Tai baigiau? Nusimėlių. Gal jeigu turi klausimų, tai mes turime laiko klausimams. Apie ateities maistą. Viskas gerai. Aš turiu klausimą, bet aš ne specialistas, nežinau, nenoriu prajuokinti kitų. Tiesiog noriu paklausti, yra eskaluojami tokie dalykai, kaip, sakykime, nevalgymas, ten žmogus metus laiko nevalgo, bet nebadauja, o taip atseit maitinsis visą, tiksliau nesimaitins, bet saulės energija čia savinas ar kažką daro. Ir jūs dabar kalbate apie tuos dalykus, kad nepakeičiami kai kurios medžiagos būtinos organizmui, jo nesintetinamos ir nepakeičiamos niekuo. Tai kaip suprast, ar tas žmogus meluoja, sakykime, kad taip gyvena, ar jo ten organizmas kažką tai tikrai sugeba nebe biologiškai veikti. Nu, kad vien tik iš saulės, tai mes ne augalai, kaip sakant, savį neprisikvėposim, sau gliukozės neprigaminsim. Nu, patys žino tokį dėsnį, kad žmogus be maisto gali pragyventi kiek dienų? Aš nežinau, bet aš 50. Skaitosi, kad visiškai nevalgė žmogus, bet jeigu jis turės vandens, pragyvens 50 dienų. Irgi statistika. Nu, kai kas 30, kai kas gal 60. Reiškia, vanduo bet kokiu atveju yra būtinas. Toliau. Kažkiek pavadauti visada sveika, nu tai pasniko institutas įsteigtas nežinia kada, vieną kartą savaitėj. Dabar pasniko prasmė. Kodėl, reiškia, kas vyksta ir visą laiką, ar šiais laikais, ar praeityje, ar ateityje. Kai vyksta medžiagų apykaita, visa ta apytaika skaldymas ląstelėse, viduje visada susidaro tam tikrų medžiagų, nu tarkim, liaudiškai skeveldros. Jeigu mes visą laiką normaliai gaunam iš išorės medžiagų, nu, standartinių tų maisto, tai tos skeveldros ten ir malasi po tą ląstelę, tiesiog tie vietiniai fermentai jom nespėja užsimti, nes jiems reikia apdoroti naujai gal tas medžiagas. Bet kai žmogus pradeda badauti, nu, reiškia, vandens reikia, kad viskas suktųsi viduj, kad neužtirštėtum, tarkim, nes mes prakaituojam šiaip ar taip. Tai vat, badavimo metu fermentai pradeda perdirbinėti tas skeveldras. Organizmas kaip ir apsivalo. Tik tai irgi, aišku, susiję su kažkokiais, tai matyt, dar iš pirmykščio žmogaus atėjusis, kad jeigu perinam į badavimo režimą, organizmas stresuoja. Ir kai tik atsiranda proga, jis stengiasi išlyginti. Reiškia, susigrąžinti tą, kas buvo prarasta. Nu ir tada, kaip taisyklė, persivalgo ir vietoj to sulėsėjimo dar labiau pastorėja po kažkiek laiko. Tai labai tas, vat, visos tos dietos, nu tai sakau, čia yra angliškai public relation iš esmės. Bandžiau suskaičiuoti, kiek pasaulyje dietų tokių gana moksliškai pagrįstų yra, tai kokių virš 400 prirašyta. Bet tas senas katalikiškas institutas penktadienio pasniko turbūt yra pats geriausias dalykas. Nu, kad vieną dieną ten nebūkit malonus, reiškia, arba ten pavasarį, vat, kai per kažkokią tai gavienę, nu tai truputį mažiau valgyti. Tai ir bus gerai. O visa kita, nu, sakau, taigi žmonės skirtingi. Genetika irgi labai daug lemia. Ten vieno iš pirmų skaidruolių matėt, kad, nu, 50% sveikatos nulėmė maistas. Jeigu blogai maitinsimės, tai susirgsim. Dabar kiek genetika lemia, nu, gal aš žinau. Dar tyrimai visą laiką vyksta. Nežinia, bet aišku, irgi labai daug lemia. Galų galia, vat, su mano paties atveju, savo duktės. Kažkaip ta genetika ant to šokolado užsikabino vaikui besiformuojant. Nu, vat ir užsikabino. Ir jinai valgys tą šokoladą jau iki 80 metų amžiaus. Tai patys. Tai va. Aš dar norėčiau patikslinti. Matot, aš klausiu ne apie badavimą, esu pati jį išbandžius ir tikrai tikiu ten to valomuoju poveikiu ir tikiu, kad po to netgi nepersivalgant organizmas atstato ten visą, žodžiu, su perteklium tikrai atstato, taip kad čia badauti ir paskui reikia lygiai taip pat tiek daug jėgų įdėti, kad mažą racioną, reiškia, išlaikytum net ir po badavimo, kad ten neatsistatytų su perteklium.
Bet aš klausiu apie tai, yra, reiškia, žmonių pasaulyje. Iš pradžių buvo moteris, kurie atseit jau 20 metų nevalgo, jinai keliauja po pasaulį, visiems propaguoja, kad neminta saulės energija. Pasaka. Pasaka. Aišku, tai va tai noriu. Ateiviai čia. Pasaka. Čia, robotui reikia elektros srovės, ar ne? Nu tai gal jinai ir robotas yra.